Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Dovilė, Jėga TV laidos vedėja. Ir mes esame tam, kad rastume atsakymus į jums svarbiausius klausimus, aktualijas ir siektume pokyčių. Pirmoje mūsų laidoje peticija surinkusi daugiau nei 700 jūsų parašų. Teisingumas istorijai už procedūrų pažeidimų tyrimą ir paramą Sauliui Poderiui. 2024 m. gruodžio 16. Data, kai prasidėjo tam tikras detektyvas, kurį galime vadinti vienas prieš visus ir visi prieš vieną. Vilniaus arkikatedros požemiuose randama daugiau nei prieš 90 metų paslėptos Lietuvos ir Lenkijos valdovų regalijos. Tačiau šie atradimai sukėlė daugiau sąmyšio nei pasididžiavimo, nes kilo daug diskusijų dėl paieškų proceso ir tikrojo vertybių atradėjo. Nuopelnus suradus istorinės vertybės prisiėmė Vilniaus arkivyskupija ir valdovų rūmai. Tačiau restauratorius Saulius Poderis sako, kad lobį jau anksčiau buvo aptikęs jis. Šiandienos laidoje dalyvauja peticijos autorius Deimantas Markauskas, dailės kūrinių restauratorius Saulius Poderis, muziejininkas Jonas Vaiškūnas. Pirmiausiai kreipiuosi į Deimantą. Sveiki, prisijungęs iš Norvegijos, taip? Sveiki, taip. Labą dieną visiems. Labai malonu Jūs matyti čia ir pirmiausiai noriu paklausti, žinoma, Jūsų nuomonės apie peticiją. Kodėl pradėjote šią iniciatyvą? Didžiausio šimtmečio atradimo akivaizdoje neapsieita buvo be intrigų, sisteminių pažeidimų, manipulacijų ir neaiškių interesų. Tiesiog viskas, kas turi kelti tautinę savimonę, nebuvo skaidru ir šventiška, kaip tai norėjosi matyti. Valdančių reakcija šio istorinio atradimo atžvilgiu taip pat buvo, sakyčiau, neadekvati, veikiau abejinga nei santūri, neatitiko įvykio reikšmės. Liūdna dėl to, žinoma. Man apmaudu, kad Sauliaus Poderio indėlis iš karto buvo tarsi bandomas ištrinti. Nors jis nudirbo didelį darbą, rašė straipsnius, kūrė dokumentiką, tyrinėjo dokumentus, beldėsi į atsakingų instancijų duris praktiškai 10 metų, siekdamas, kad oficialiai būtų tęsiami jo vilčių duodantis tyrinėjimai. Norėčiau pabrėžti, kad Sauliaus Poderio nepažinojau, nepažįstu, neturiu jokio intereso, kada kūriau peticiją. Tiesiog tas toks neteisybės jausmas paskatino ir, žinoma, patriotizmas. Kad neretai privačios iniciatyvos yra daug efektyvesnės, rodo ir vasario 16-osios akto nuorašo Vokietijos archyve atradėjo Liudo Mažylio atvejis. Pamename turbūt labai gerai. Bet žinoma, jos turi būti derinamos su institucijomis. Ta norėjo, žinoma, padaryti ir Poderis, ponas. Neabejoju, kad šis atradimas yra tiesiogiai susijęs su Vytauto didžiojo palaikų mįsle, kurią bando įminti irgi insignijų atradėjas. Susidaręs įspūdis, jog kaip ir prieš daugelį metų, taip ir mūsų dienomis galimai yra išlikusi Lenkijos bažnyčios įtaka mūsų bažnyčios tarnams ir jų patikėtiniams. Galbūt galėtume daryti prielaidą, jog Vytautas visais laikais buvęs tautinio pasipriešinimo simbolis, geopolitinė prasme kažkam trukdo, kaip amžinas tvirtas pamatinis mūsų valstybės akmuo. Žinot, gyvenant užsienyje, ryšys su Lietuva netrūkinėja, greičiau atvirkščiai, kur kas labiau nei būdamas tėvynėje domiuosi, kas vyksta Lietuvoje, palaikau ryšius su giminimis, draugais, prisidedu prie iniciatyvų, kurios gali būti naudingos mūsų šaliai, istorijai ir saugumui. Svarbu, kad Lietuva klestėtų, būtų saugi joje gyvenantiems žmonėms. Tik nerima kelia kartais, jog vis dar trūksta ilgalaikės aiškios vizijos.
daugelį sričių, tiek saugumo, tiek patriotizmo ugdymo, tiek atsparumo išorės įtakoms stiprinimo temoms. Gyvenant svetur matosi, kaip svarbu turėti aiškę kryptį, stuburą, ginant savo vertybės, istoriją, valstybės interesus. Ypač trikdo, žinoma, politiniai trumparegiški sprendimai, kurie kartais atrodo orientuoti į artimiausius rinkimus. Taip pat pasigendu nuoseklaus patriotizmo stiprinimo. Didelį darbą, žinoma, šiuo klausimu daro Lietuvos šaulių sąjunga. Ačiū jiems. Žinot, dėl pačios peticijos, tai net maža peticija gali suburti didelį bendraminčių būrį. Žinoma, pokyčiai vyksta ne iš karto, daugelis jų labai svarbių prasideda nuo mažų iniciatyvų, tokių kaip ir ta pati peticija. Manau, kad peticija gali dar būti vienas žingsnis siekiant permainų teisingumo link. Net jei konkreti peticija nepasieks tikslo, ji gali tapti pamoka, įkvėpimu kitoms toliau ir tuo pačiu parodyti palaikymą Sauliui Poderiui, kad šioje kovoje yra ne vienas, kad yra žmonės, kuriems rūpi taip pat, nors nesam istorikai, nesame ekspertai, esam tiesiog Lietuvos patriotai. Kokio pagrindinio pokyčio jūs siekiate šią peticiją? Sakyčiau, teisybės, tiesiog, kad būtų pripažinti faktai, pripažintos klaidos, prisimtų atsakomybę žmonės, kurie, sakykime, pažeidė procedūras ir taip toliau. Ir suteiktų aiškumo patiems žmonėms, tas, kas galėjo būti filmuojama, kas galėjo būti fiksuojama, kaip kažkada senais laikais, taipogi netgi dailininkai buvo, piešė, fotografavo, žodžiu, tą patį atidarimą kriptų. O šį kartą viskas kažkaip tai už užuolaidų įvyko ir po to tik tai post factum pristatom tą, ką pristatom. Mes nežinom niekas, kiek ten ko buvo ir taip toliau, labai daug klausimų, žinot. Tai ačiū Jums labai. Jėga TV ir yra toks tikslas aiškintis teisybę. Esam savotiški detektyvai, bet yra labai svarbu tai, kad mūsų žmonės iniciatyvūs, net gyvendami ne Lietuvoj, jūs kelia tokias problemas. Ir dabar jau atsisuku į Saulių. Sveiki. Sveiki. Na ką, norėjusi pradėti nuo kito klausimo, bet pradėsiu tęsdama peticijos autoriaus aktualijas, ar ne? Kai buvo ta peticija pradėta ir jau viešai publikuota, kokių reakcijų jūs susilaukėt? Vis tiek po viso to ažiotažo visuomenės grupė susibūrė į jūsų pusę, į arkivyskupijos pusę, ar ne? Kokia buvo reakcija? Ar kažkokių tai buvo nuomonių žmonių? Na, visuomenės požiūris pradėjo stipriai keistis po pirmų mano pasirodymų laidose. Tai visų pirma neredaguota, turbūt pralaužė tuos ledus, kada išgirdo visi mano istoriją nuo iki. Deimantas parašė man į Facebooką, sako, galbūt reiktų peticiją sukurti. Sakau, be abejo, kodėlgi ne. Na ir mes ten kelis vakarus pasirašinėjom. Iš tikrųjų, dangi Deimantas iniciatyvus žmogus labai ir, kaip supratau, jau ne vieną tą peticiją yra rašęs, tai tiesiog aš neprieštaravau. Na ir atsirado taip, gimė ta peticija po keleto dienų. Aišku, truputėlį gal apmaudu šiek tiek, kad ne tiek daug jų pasirašė tų žmonių, nors aš tikėjausi, kad bent keli tūkstančiai bus iki balandžio mėnesio. Bet, na, 700 irgi skaičius ir tikrai lyginant su tuo, kiek mane palaiko dabar, tarkim, tam pačiam Facebook'e, kiek tų laikų vadinamų ir kiek tų draugų atsiranda kiekvieną dieną, čia ypač pirmom dienom, tai ten šimtais jų buvo žmonių prašėsi ir jeigu tik kažką tai tenai įdedi kažkokią savo mintį, tai tie laikai eina kas 2-3 sekundės po vieną. Vos nefilmuot galima, žinot. Tai čia buvo apie tą pačią aktualiją jūsų, ar ne? Taip, tai buvo apskritai apie viską, nes tai buvo
pirmas toks išėjimas į eterį didelį po šito paviešinimo šitų insignijų. Ar nebuvo baisu eiti į eterį vis tiek prieš tokias institucijas? Eterį baisu nebuvo, nes pripratęs su žmonėm dirbti, daugelį metų dirbau ekskursijų vadovu, dirbau edukatorium, tai kalbėti į publiką nebuvo ten kažkokio tai susikaustimo didelio. Kalbėti prieš publiką viena, bet žinot, jau čia, kai yra tokia situacija, kaip ir turite apginti savo tikrąją nuomonę, teisybę. Taip, tai reikėjo tą padaryti, kadangi, čia aišku, reiktų visų pirma padėkoti Rasai Karmazaitei, žurnalistai, kuri turbūt vienintelė ėmėsi šito. Neminėsiu, kas nesiėmė, labai garsios žurnalistės ir taip toliau, bet tai yra tas žmogus, kuris pralaužė ledus ir tai yra tas žmogus, kurio dėka aš šiandien sėdžiu čia ir žino Lietuva apie mane. Nes jeigu tai nebūtų padaryta tą dieną, kada buvo pristatytos karūnos visuomeniai, kada Rasa tiesiog žurnalistams pasidalino mano numerį ir galbūt norit kitą nuomonę išgirsti ir visi tenai, kaip sakant, po to mane kieme pagavo ir daviau jiems interviu, tai tiesiog šiandien būtų ta istorija kiek kitokia. Tai dabar pereisiu prie tokio klausimo iš karto prie esmės. Kadangi prisiėmė nuopelnus arkivyskupija, ar ne? Kodėl manote taip atsitiko? Dėl kokių priežasčių? Nes jūs sakote, kad apie tas rastas insignijas žinojote pastaruosius 10 metų ir netgi juos informavote ir jie vis tiek nesėmė jokių veiksmų. Taip. Sunku pasakyti, kalbėjau su departamento atstovais. Iki šiol yra šitas klausimas atviras. Kas tai atsitiko, dėl ko tai buvo. Tai yra, istorija X, galbūt laikas atsakys. Iš pradžių buvo dengiamasi mano ta kolekcija byla tokia, kurią aš turėjau. Po to buvo kalbama, kad su privačiais asmenimis jie nedirba. Ir dabar bent jau departamentas sako, tai tikrai nieko bendra neturi su tavo kolekcija buvusia. Ir tikrai tai yra kažkas dar, ko mes dar nežinom ir mums patiems tai yra didelis klaustukas. Tai čia kalbant su Andrium Leku, mes, kaip sakant, tai išsiaiškinom. Tai kas tai buvo ir kodėl tai buvo pasielgta, aš neturiu atsakymų iki šiol. O kaip buvo iš tikrųjų? Dabar jau akistata su tiesa per jūsų prizmę. Iš tikrųjų, tai šita vieta buvo surasta prieš gerus metus. Jinai nustatyta tiksliai buvo rasta sienoje skylė. Ir kadangi reikėjo kažkokio tai įrodymo labai aiškaus ir stipraus, kad institucijos pagaliau jau pradėtų veikti, nes 10 metų jos neveikė tiesiog. Tai buvo atsirašinėjama tai, kad tai yra mano hipotezės, aš įrodymo jokio konkretaus neduodu, o tų hipotezių visi turi vienokių ar kitokių. Ir kol nėra įrodymo, tai to įrodymo trūkumas neleidžia jiems veikti. Ir čia čia Liepos mėnesio pabaigoj, jeigu neklystu dabar taip, vasarą, aš tiesiog su endoskopu tą įrodymą padarau. Nueinu į katedrą, nežinau, koks likimas lėmė, kad ta skylė tenai atsirado, bet ta skylė davė šitą postumį galutinį jau šitų insignijų atradimą. Ir rugpjūtį buvo viskas pristatyta prezidentui, premjeriai ir vyriausybės vadovai, šiuo atveju, kad yra surastas lobis, kad aš jį radau, kad yra nustatyta vieta ir tiesiog viskas buvo po to permesta į kultūros paveldo departamentą ir jau buvo dirbama su juo. Bet kaip paaiškėjo, čia vėlgi mūsų pokalbio metu su departamento atstovais, tai kad jau nuo pat pradžių buvo aišku, kad bus trukdoma šitą lobį išimti. Tai nežinau, kas čia veikia, kokios čia išorinės jėgos, ar kažkokie slėpiniai, kurių nenorėta parodyti, ar kažkokie tai įsivaizdavimai, kad aš prašysiu kažkokio atlygio už tai. Daug kas čia galėtų būti, bet čia turėtų tik tai tie, kurie išėmė tą lobį, taip pat atsakyti tai. Ne aš. Viskas pakankamai gražu buvo rugsėjo mėnesį. Spalio mėnesio pradžioje turėjo būti susitikimas visų mūsų apvalas stalas. Tai yra, aš pristatau medžiagą visą,
Aš parodau tą vietą, aš padarau PowerPoint'ą, parodau, kaip viskas, visa ta istorija, kaip taip ta vieta buvo nustatyta. Ir tie visi žmonės, kurie vėliau dalyvaus, tai ir bažnyčios atstovai, ir bažnytinio paveldo muziejaus, ir departamento, ir kultūros ministerijos turėjo būti atstovai. Visi jie susipažįsta su šita tematika ir mes einam į katedrą, apsižiūrim tą vietą ir po to, kaip sakant, tęsim toliau jau. Visus leidimus ir visa kita. Buvo toks planas rugsėjo mėnesį, bent jau kalbant su Leku. Bet čia rugpjūčio spalio pradžioje iš Leko gaunu žinutę, kad aš esu nepageidaujamas šitam apvailam rate. Ir jau tai buvo pirmieji signalai, kad čia bus kažkas tai negražaus. Nes taip neturėjo įvykti, kadangi aš daviau visą medžiagą, aš atėjau į institucijas, aš kreipiausi, kaip žmogus, tos institucijos man turi garantuoti kažką tai, ar ne? Tai šitoj vietoj tų garantų nebuvo, buvo tiesiog metimas į užribį. Ir jau tada buvo signalai, kad čia arba be manęs bus atverta kažkas, tai kažkas bus negražaus. Tada tiesiog atsitiktinai Rasa Karmazaitė atsiranda pas mus. Ir jinai parašo straipsnį spalio pabaigoje, kuris labai stipriai sukrėtė juos visus. Nuo to ta istorija, nežinau, tas straipsnis galbūt ir paspartino šitą greitesnį išėjimą. Bet jeigu jūs paseksite pirmas dienas po šito paviešinimo, kokios buvo nuomonės visur, kaip visi mėtėsi duodami interviu, tai šiai dienai tai yra, kaip čia pasakyti, pirmos tos tokios mintys buvo tai, kad buvo rastas skylių katedroje ir tai taip netiesiogiai, bet baksnuojama į mane, kad galbūt aš jas ten padariau ieškodamas ir taip toliau. Ir dabar, paskutiniu metu, paskutinės naujienos departamentų susiskambinau, sako viskas, jokių tau priekaištų neturim, nes katedros rūsiai buvo fotografuoti 2011 metais, apie 700 nuotraukų buvo sienų padaryta ir tos skylės jau ten yra. Tai vėlgi, kaip aš visą laiką sakau, užlipama eilinį kartą ant grėblio ir gaunama per galvą. Tai pirmą reikia namų darbus nudirbti. Pasižiūrėti, kada tos skylės atsirado ir tik po to kažką tai kaltinti už akių ir po to eiti kažko tai ieškoti. Ir šiandien man yra, sakykime, iki šiol toks didelis klaustukas, tai yra, kodėl buvo eita į katedrą už akių mano ir ten kažkas tai bandyta ieškoti. Kodėl tai buvo daryta? Jeigu žmogus surado tą vietą, tai gerbkit tą žmogų, gerbkit tą jo atradimą galų gale ir neikit ir už akių, neknaisiokit ten kažko tai, neieškokit skylių, nekaišiokit endoskopų, nelūpkit plytų, o darykit viską taip, kaip reikia. Kitas dalykas, mano galva, aš ir departamentui tai sakiau, bet jie irgi taip truputėlį pro pirštus praleido, tai jau tuo metu, kada buvo gauta signalai iš visų aukščiausių institucijų, ar ne, į departamentą, iš prezidentūros, iš Seimo ir iš vyriausybės, iš karto turėjo būti stabdyti požemiai, rakinami, jokių pašalinių ten akių ir ausų, stabdoma, ar policija stabdoma prie įėjimų būdi, ar tai apsaugos tarnybos kažkokios tai, bet ten niekas negalėjo patekti. Viskas. Iki to momento, kada bus viskas išimta. Kada bus sustyguotas planas, kada bus gauti leidimai, kada bus niekur nereikėjo skubėti. Čia kas įvyko dabar, tai aš nežinau, kas čia įvyko. Čia yra, nonsensas, nežinau, netelpa galvoj. Kaip tai buvo galima elgtis, kaip buvo pasielgta. Dabar jau viskas, taip sakant, nieko nebegalima pakeisti, dabar jau viskas, bet jūsų nuomonė, kas turėtų įvykti, kad bent kažkiek to kartėlio nuimtų, kuris jau yra įvykęs? Mes nesugrąžinsim to atgal, jau viskas sugadinta. Mes praradom šventę, mes praradom puikią fiksaciją, ką mes galėjom padaryti labai iš lėto ir su tais pačiais dailininkais, ką Deimantas kalba. Mes galėjom fotografuoti, mes galėjom filmuoti.
Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė lyg tai taip kaip ir pašaipiai sako, nu taigi kokias čia mes online transliacijas darysim, ar ne? Visas pasaulis daro, mes ką mes čia kažkokį cirką darysim. Tai joks čia ne cirkas, o kodėlgi ne? O kodėlgi nepadaryto online? Kodėl nepastatyti kažkokio tai ekrano katedros aikštėje ir visi renkasi ir žiūri, kas vyksta Rūsy gyvai? Geriau O kodėl mes negalim pasidaryti savo šventės? Ko mes bijom? Mes nefilmavom, nes netilpo kameros. Nu labą dieną, nu argi čia pasiteisinimas. Kokios dabar kameros yra? Mikroninės tos kameros. Galėjai ten viską galima buvo padaryti. Bet dėl ko buvo skubuma, ko ten reikėjo lysti, ieškoti, ko ten reikėjo tam tikriem direktoriam plytas lupti iš sienos. Ir kas jiem tą suteikė teisę daryti. Va čia yra klausimas. Atviras ir mes galim nubausti tos žmonės, juos reiktų netgi nubausti. Kad kiti žinotų ateityje, kad taip negalima elgtis. Bet mes to nesugrąžinsim atgal. Mes galim bausti kiek norim. Dabar yra kitas klausimas, atviras ir stiprus, kuris labai mažai visuomenėje keliamas. Kam priklausys insignijos? Ar jos priklausys bažnyčiai? Visgi, ar jos priklausys Lietuvai? Nesvarbu, kad mes įtrauksim į registrą, bet tai bus bažnyčios nuosavybė. Tai bus ne Lietuvos nuosavybė. Tai yra labai esminis ir labai svarbus dalykas. Ir aš nežinau, ko siekia bažnyčia, taip norėdama taip į savo pusę jas būtinai laikyti ir patraukti. Atiduokit jūs Lietuvai tą, kas Lietuvai priklauso. Taip, galbūt tarpukariu jos buvo prie lobyno priskirtos, bet tai buvo tarpukario bažnyčia. Tai buvo Lenkų laikai, tai buvo visiškai kita situacija. Mes dabar visiškai kitus laikus turim ir kitą bažnyčią. Tai nereiktų plakti su tuo, kas buvo kažkada, tai su tuo, kas yra dabar. Tai iš tikrųjų mano pozicija yra tokia, kad tas lobis turėtų būti skeltas į tam tikras 2 dalis. Į 3 netgi. Tai, kas Kazimiero koplyčiai priklauso, tos scenos sidabrinės iš Kazimiero gyvenimo, jos turi grįžti ten, kur jos buvo, į tas vietas. Ar ne? Tai yra tai, kas priklausė arkivyskupijai, ten dėžutė su vyskupų kryžiais, su votais tam tikrai, su žiedais vyskupų. Viskas tvarkoj, tai yra bažnyčios. Niekas jie tai nepretenduoja. Bet tai, kas yra insignijos, inkorpore visas rinkinys, jisai turėtų priklausyti Lietuvai. Jis gali būti eksponuojamas bažnyčioje, jis gal net ir privalo prie karstų atsirasti. Bet tai yra Lietuvos turtas, tai nėra bažnyčios turtas. Mano nuomonė tokia. Tai ačiū labai, Sauliau. Lietuvos kultūros ir mokslo veikėjai ragina pripažinti ir oficialiai vertinti Poderio indėlį į Lietuvos kultūros paveldą bei inicijuoti jo kandidatūros teikimą valstybiniam apdovanojimui už istorinės reikšmės valdovo insignijų atradimą. Ir čia šitos iniciatyvos autorius yra Jonas. Sveiki. Labadiena. Pakomentuokit, prašau, dabar kokį raštą pateikėt ir kokių pokyčių siekite. Tai jau ten ilgą laiką tęsiantis viešoje erdvėje patyčios ir susidarojimas su akivaizdžiu tyrinėtoju ir atradėju Saulium Poderiu, neleido ramiai miegoti. Jeigu esi muziejininkas, jeigu esi kultūros darbuotojas, tai su savo srities, kai matai žmogumi susidarojimą, tai priimi kaip gana asmeniškai. Su kiekvienu iš mūsų taip gali pasielgti, ypač jeigu tu nepriklausai kokiai nors aukštesnė instancijai, valdžiai, įstaigai, kaip ten nekartą buvo kalbama. Mes su asmenimis nedirbame, sakė vyskupų konferencijos atstovai, vyskupijos atstovai, mes dirbame su įstaigomis. Tuo tarpu su įstaigomis jie nedirbo šio klausimu, nes Istorijos institutas buvo pradėjęs jau rengti tyrimus, skenavimą visų katedros nišų, pasirodė, kad tai irgi nepriimtina, nes atradėjo pavardė visur yra, nes jisai atrado, jis atnešė medžiagą ir mokslininkai, ir Istorijos instituto mokslininkai negalėjo jo apeiti, nes turėjo sąžinės, šiaip jau mokslinės, gal žmogiškos, kas nors gali sąžinės neturėti, bet yra dar mokslinė etika, sąžinė ir jie irgi galvoja, kad mes pasielgsim taip su atradėju, tai ir su mūsų atradimais gali kas nors taip pasielgti. Tai
tas toks palaikymas, noras palaikyti kolegą, noras, kad istorijai bent jau liktų, kad jis buvo ginamas ir kad žmonės garbingi nacionalinių premijų laureatai, tyrinėtojai, menininkai tarė žodį, ne vien Facebook'ose komentaruose kažkur tai pasirašydami peticiją ir panašiai, bet ir viešai kreipdamiesi į aukščiausius šalies vadovus, kurie be kita ko buvo prieš tai jau gavę paties tyrinėtojo visą medžiagą ir aš tiek suprantu, jie, man atrodo, neatsakė. Tai po to, kai mes įteikėm šitą raštą, išsiuntėm jį, tai buvo šių metų balandžio, vasario 12 diena, va, jau poryt jau bus mėnuo praėjęs nuo to rašto ir mes negaunam jokių atsakymų. Tai jeigu šiuo atveju vienas žmogus gali būti apjuodintas, apkaltintas, kaip koks tai nedoras, kurį pagerbti ir padėkoti, kuriam nėra dėl ko, nes jisai kažkada praeitį turėjo kokių tai nuodėmių išgalvotų, tokia versija, tai kokių nuodėmių turi nacionalinių premijų laureatai, 7 žmonės ir paskui daugybė menininkų, iš viso 204 pasirašė. Kai nesiskaitoma su vienu žmogumi ir dar pasakoma kodėl, nes kažkam jis nepatinka, kuo mes nepatinkame. Tai yra įrodymas, kai raštą šitą mes pasirašėm ir įteikėm, kad nesiskaitoma su kultūros darbuotojais, asmenimis kaip tokiais. Ir nesvarbu, jie nacionalinių premijų laureatai, jie garsus dainininkai, menininkai ir aktoriai, jų nuomonė niekam nesvarbi. Ir nuomonė jų niekam nesvarbi prezidento, jų nuomonė niekam nesvarbi premjero, taip pat ir kultūros ministro nuomonė niekam nesvarbi, nors aš su kultūros ministru kalbėjau, jis man parodė dėmesį, bet atsakymų kol kas mes negavom nei iš vieno valdžios atstovo. Bent jau anksčiau būdavo ačiū už jūsų nuomonę, mes susipažinsime ir kažką tai galbūt darysime. Dabar jokio atsakymo nėra. Tik tai buvo iš kelių institucijų, iš ministerijos ir, man rodos, iš prezidentūros atėjęs atsakymas automatinis, kad jūsų pranešimas gautas, kad pasiekė adresatą. Tai galbūt taip paprastai, tai tiesiog mes laukiame ir aš manau, kad praeis tas mėnuo, mes dar kartą kreipsimės, paprašydami paaiškinti, kodėl negerbė dabar mūsų, kurie esame, kūrėjai, menininkai, muziejininkai ir tikrai ne juodieji, jokie archeologai, esam garbingi žmonės, kodėl mūsų negerbė ir kodėl į mūsų šauksmą, į mūsų raštą neatsako teigiamai arba neigiamai, niekaip, kokioje valstybėje mes gyvename. O kaip galvojat, kodėl? Kokia yra jūsų nuomonė? Todėl, kad nesvarbu, ar tu bobutė, kurie atjungė šildymą, ar dar kas nors pensininkas, šitai valstybei dėja žmogus yra nesvarbus. Tarybiniais laikais, prašau, aš gyvenau, sovietiniais, gaudavau atsakymą, eidavau pas valdininkus, jie čia pat su taim kalbėdavosi, pasikviesdavo kokį nors žemesnį valdininką, jį išbardavo tavo akise, kartais reikalai ir likdavo nepasikeitę, bet bent jau vaidindavo, kad žmogui rodo dėmesį. Šiuolaikiniai valdžios atstovai nevaidina neatlieka savo užduoties. Negalėčiau apkaltinti, sakysim, ten Seimo narių, mes į Seimą nesikreipiam. Atsirastų, matyti žmonės, jeigu kreiptumėsi, nes juos rinko žmonės, gal jie labiau atsakingai žiūrėtų, bet tie aukščiausi valdžios atstovai, jiems žmogus nesvarbu. Jie neišeis į gatvę, nenuvažiuos į Garliavą, nepriglaus prie krūtinės mergaitės prezidentę ir nepaklaus, o ko tu nori, mergaitė. Jie kažkaip viską patikė institucijom. Tegu prokuratūros aiškinasi, įstaigos mes neatsakysim, nesikišim, tai atseit, kažkoks tarsi nepriimtas dalykas. Aukščiausiam valdžios atstovui parodyti žmogiškumą, pasakyti ačiū, įteikti garbės raštą ar paplekšnot per petį žmogui nėra priimta, bet aukštiems valdininkams, įvairiausiams viskupams ir panašiai, prie jų pasifotografuoti, pabučiuot kryžių, žiedą kokį nors, tai yra priimta, bet tai yra spektaklis negražus. O Jonai, dabar pasitikti scenarijum, ko jūs norėtumėt, kad kokie pokyčiai? Kad pasakytų ačiū. Aš pirmiausia, kai žiūrėjau tą transliaciją, kur buvo pristatomas atradimas, aišku, teisingai sakė kolegos, plaukai stojosi piestų, nes ar taip gali būti, numirėlių veidais, nusikaltėlių veidais, žmonės, kaip sakoma, šneka vieno veidai rodo ką kitą, rankos dreba, žmonės pristatinėja, kad atrado. O jeigu garsą nujungtum, atrodo, kad juos pričiupo, ties darant kažkokį nusikaltimą. Kai garsai jungia, jie sako, kad mes atradom ir mes džiaugiamės. Ir iš tikrųjų tada reikėjo pasakyti tik tai keletą žodžių. Dėkojame restauratoriui, muziejininkui Sauliui Poderiui,
be kurio asmeninių pastangų, iš tikrųjų šito atradimo, šitų insignijų išėmimo dar būtų galbūt tekę mums ilgai laukti. Viskas, toliau gali kalbėti, ką nori, o paskui kur nors nuėjęs net ir keikti tą poderį, bet viešai pasakei tik tai keletą žodžių. Tai vadinasi lietuvių kalboje ačiū, atsiprašau. Ir tai gali padaryti kultūros ministras, nevėlu. Gerbiamas ministrė, tai gali padaryti Seimo, visi aukščiausiai, ir prezidentas galėtų vieną dieną, kovo 11 pasakyti, va atėjo kovo 11, Lietuva yra didi ir noriu čia padėkoti, sveikindamas visą tautą, dar ir atradėjų Sauliui Poderiui už šitą nepaprastą atradimą, kuris mums parodo, kad ne tik įstaigos, institucijos, kurios dirba už pinigus, bet yra Lietuvoje dar kūrėjų, žmonių, kurie dega visą gyvenimą šitam paukoja ir kai mato tokią neteisybę, kažin ar jie iš tikrųjų su dideliu džiaugsmu gins tokią Lietuvos valdžią. Aš nesakau Lietuvą, Lietuvos valdžią. Tuos rūmus, kur sėdi šitie ponai, kurie jau nebestovauja žmonių Lietuvos ir jiem nusispjaut. Kaip jaučiasi žmogus, ar jis geria antidepresantus, nes viso gyvenimo atradimą pavogė juodaskverniai su kryžiais, kurie kalba apie dorą, apie sąžinę, apie 10 Dievo įsakymų. Dievą tiki visi, bet ar bažnyčia galima pasitikėti? Ar ta bažnyčia, kurie atėjo naktį, ar kada jie išėmė, mes nežinom, ten tas išplėšė insignijas, ar tikrai viską atidavė. O kas gali prisiekti, jeigu jie meluoja, jeigu jie nesilaiko susitarimų, gal kokių 1, 2 daiktų ar 3 ir nėra. Kas galėtų patikrinti? Tik tai tyrimas atliktas. Kadangi tokio tyrimo nėra, na, taip pat mano draugas Bezaras, ar ne, departamento direktorius, kultūros paveldo departamento, laikiau jį garbingu žmogumi, tyli, nieko nesako. O juk jie turėtų pradėti tyrimą dabar, kreiptis į prokuratūrą, ne dėl to, kad apginti Poderį, išsiaiškinti, kas vyksta mūsų valstybėje. Kodėl atvažiuoja Lenkijos delegacija naktimis kažko ieško, neranda. Gal dabar viskupai paskambino aukštesniai valdžiai Lenkijoje ir pasakė, mes jau radome, ko jūs ten ieškojate, atvažiuokit, pasižiūrėkit. Ir kai ką pasimkit, ko jūs ten norėjote. Aš nežinau. Tai mano kalbėjimas rodo, kad tokie dalykai taip elgiantis gali apaugti labai labai negerais įtarinėjimais ir kol jie nebus įsklaidyti, o tai turi padaryti tame tarpe ir aukščiausia valdžia, į kurią mes kreipiamės. Jie gali pasakyti, jūs ištirkite tom įstaigom, ar ne? Mes ačiū nenorim, Poderiui sakyti, neaiškus jis tipas, bet reikia ištirti, kas ten įvyko. Tai prašau, gerbėmieji valdžios atstovai, pasirūpinkit, kad klausimas būtų ištirtas. Ar ilgai mes postkastuose, kanaluose ir visur televizijose, laikraščiuose rašysime, liūdydami valdžios bejėgiškumą. Juk šitie visi pokalbiai mūsų liūdija valdžios bejėgiškumą. Jeigu mes čia kalbamės, turėtų būti seniai padėkota, išsiaiškinta arba nubausti atitinkamai tie žmonės, kurie pavogė dalį insignijų. Aš taip sakau, pavogė. Nes įtarimo yra, o kam tada reikėjo taip nesulaukus liudininkų ir visų tų dalykų, transliacijų, filmavimo šitaip daryti. Tik tai vienu atveju. Aš taip daryčiau, jeigu norėčiau ką nors pavogti. Aš įtariu ir kitus, kurie taip pat irgi matyt darė. Ką pavogti? Aš nežinau, kas ten buvo. Čia Saulius Poderis gali pasakyti, ar iš tikrųjų nebuvo dar tokių žinių, kad ten galėjo būti ir kiti dalykai, kurių mes ataskaitose nematome. Tai ačiū Jums labai. Jeigu būtų iš tikrųjų visi tokie aktyvūs piliečiai, manau, kad įvyktų labai daug pokyčių Lietuvoje ir ne tik. Pripažinti klaidas yra ne silpnybė, o stiprybė, o pripažinti nuopelnus tų, kurie jos įvykdė, yra mažiausia, ką gali padaryti mūsų valstybinės institucijos. Tai laidą noriu užbaigti padėkodama tiems, kurie dalyvavo, kurie imasi iniciatyvų ir kviečiu pasirašyti peticiją visus, kurie palaiko Saulių, palaiko teisybę ir palaiko teigiamus pokyčius mūsų valstybėje. Ačiū Jums.